Filmuojam iš pirmo sustojimo. Lazdijuose degalų užpylimas. Ryte nefilmavau, nes labai lijo. Super greita serviso mašina automobilis. Pilamės degalų, įdėsim toliau. Kol kas be problemų. Ir tiek. Technikas mūsų, Laurinas. Kaip, Laurinai, kelionė kol kas? Super. Kaip nusiteikęs? Dar labiau super. Nu, va, viskas liuk. Ramūnas mūsų, grįžta Ramūnas. Dar reikia Ramūno interviu paimti. Mūsų vairuotojas grįžta. Svarbiausias įrankis. Vat. Kad vakarė būtų ką ir su ko įpilti. Ruošiamės papildymui degalų. Kaip, Ramūnai, nuotaika? Puikiai, liko dar kokie 2500 kilometrų prasukti šią savaitę, tai aš manau, kad yra energijos ir viskas bus gerai. Okei, judam toliau. Vat pasiekėm Varšuvą, sutikom kolegas, Kristupą su Andrium, bet turim ir pirmą incidentą. Kas atsitiko, Andriu? Sprogo. Nieko nėra, nieko ko nepataisytų dukteipas. Pažiūrėjom, kad orai nieko, sugalvojom ratus pasikeisti į semislikus. Tai vat, Laurinas darbuojasi. Kaip, Laurinai, tokios pramogos tau? Puikiai. Puikiai. Dėl to ir atvažiavai, aišku. Dar vienas žingsnis iki pergalės. Ramūnas gazuot nusiteikęs. Taip, su savislikais bus gerai. O, jau matau kaip. Nu ką, panašu, kad techninė komisija patvirtino, kad automobilis yra tvarkingas. Paskutiniai patepimai. Ir galėsime grįžti atgal.
Labas rytas, antros dienos startas. Vakar neįrašėm video, nes grįžom po 11, tada sėdom prie kelio knygos, žodžiu miegoti apie 2 nakties, nuo 8 ryto vėl startuojam. Automobiliai rikiuojasi. Vakar diena praėjo be didelių nuotykių. Vakar turėjom tik tai vieną įskaitinę trasą. Tokia, sakykime, labiau prasivažinėjimo diena. O šiandien prasideda rimti reikalai. Tai turėsim 3 trasas. Turėsim tikslaus važiavimo ruožų. Dar paklauskim Lauryno, kaip jam sekasi. Labas rytas, Laurinai. Labas. Kaip automobilis po vakar neprigadinom, nepridarėm reikalų? Ne, tik tai tepalų reikia biškį dapilti gal kažkiek, tai nes aukšti sūkiai savo daro varikliui senam. Ir šiaip viskas gerai. Ok, gerai, good luck. Ramūno dar paklausim, nors jis gal kalba dabar. Jo, Ramūnas susiėmęs. Žodžiu, startuojam, važiuojam, bandysim kažką papasakot. Na ką, pirmas greičio ruožas šiandieną. Jo, Ramūnai, kaip tai jautiesi? Aha, labai gerai. Kai neturi galios, tai nereikia stabdžių, tai staupusi stabdžių. Man labai tas patinka. Tiesiog važiuoji, gazas dugnas ir viskas. Nie, opowiedz sportowej mówię. You very fast boy. Will we drive the first time? Yesterday or today? Nu, kaip sekės, Kristupai? Puikiai. Viskas tvarkingai? Jo, nieko neįsakė. Nenuklydot, nepasiklydot? Ne, viskas. Šįkart parodė, kada išsukt. Jo, šį kartą paprašiau šiek tiek. Monte Carlo ekipažas startavo. Tokių gražių automobilių kaip Triumfas turėjom. Agata chyba z Patrykiem, ale to Agaty ratów jutro. Nuostabaus grožio Mercedesas. Ford Capri. Piktas. Ir labai nemažai Alfa Romeo. Citroenas DS-as. Yra ir iš Amerikos svečių. Piktesnis reikalas. Žodžiu, yra į ką paganyt akis. Nu kaip, vyrukai, pirmas užvažiavimas? Puikiai. Šį kartą irgi tikimės gerai praleisti laiką. Labai gerai, labai gerai. Sėkmės, vyrai. Štai ir mūsų kitas ekipažas laukia starto.
Kaip šį kartą? Važiuosim dar labiau. Gerai. Apsiuostėm varyti. Tai vat, atvažiavom į paskutinę šios dienos trasą ir kadangi oras ne kažką, tai keičiam ratus vėl. Taip, Laurinai? Ką? Vėl keičiam ratus. O, taip. Patenkintas tu šiuo darbu, kiek žinau. Tai vat, viskas kaip ir normaliai. Žiūrėsim kaip toliau. Dar pakalbinkim kolegas. Kaip kolegos sekėsi? Šviesiu į veidą. 5 valandas važiuoti. Reik nuotaiką dabar pasikeis. Nu jo. Kristupai pasiruošęs paskutinį trasą? Ne, dar reik morališkai biškai atsigauti. Okei, atsigaukit. Rytas, tai vakar praėjo diena be nesklandumų. Panašu, kad suprantam, kaip važiuoti, tai reikia stengtis tai išlaikyti. Dabar, ką Laurinas dar krapštosi. Bendraimą mūsų bando. Okei. Kaip Ramūno nuotaika šiandien? Dar daugiau pezacijos su šiandieną. Ta prasme, jau pamatėm, kas yra kas, taip kad važiuosim dar tiksliau, dar greičiau. Stengsimės. Šiaip su rezultatais yra šiek tiek klausimų. Bet, aišku, visiems taisyklės vienodos, tai kažkokių bangų stengiamės nekelt, ekipažai jau rikiuojasi į startą. Startuosim ir mes. Vat grįžom po pilnos dienos tikslių naktinių ruožų, kalnuose, Kirpėnai, Ramūnai, kaip įspūdžiai? Puikiai. Rūkas, naktis, šlapia yra fantastika. Norėčiau čia turėti namą ir kiekvieną ir dirbti kur nors, taip Varšuvoje kiekvieną dieną važiuoti tenai į darbą ir atgal. Treniruoti, žodžiu. Taip. Gerai. Rytoj panašu, kad laukiat tokia visa diena. Šiandien turėjom 2 kalnuose tikslius važiavimus, abudu buvo sutemę per rūką, per miglą, per lietų pusiau.
Tai rytoj, aišku, bus ir diena kalnai, tai manau laukia smagi diena, laukia 12 tikslaus važiavimo ruožų. Kalbinkim techniką mūsų, kaip technikai laikosi. Ar daug darbo pridarėm? Rytoj ryte pamatysim. Labas rytas, vakar diena pasirodo nebuvo kokia, kas čia vyksta, galvau stumsit. Šiem vyručiam vakar diena buvo visai gera. Still in the game? Ko tokie veidai rūškani? Kažkas negerai? Ne ta kapota atsidėjai. Netrukdom ruoštis, susikaupimas, Max. Andrius nenori net šnekėt. Ačiū. Mačiau šitą nusiėmėt lentelę nesenai tik tai. Jinai yra. Aurino rytiniai patikrinimai. Aurinui priekaištų neturim. Technikas šaunuolis. Visos klaidos iš mūsų pačių. Nu, Ramūnai, dar gazuosim šiandien. Nusiteikę. Pavarysime, mes galim. Finišavom pirmą paskutinės dienos dalį. Smagus kalnai, smagus serpentinai. Ramūnai, kaip įspūdžiai? Gerai, jo, šiaip smagu. Aišku, jeigu sako, kad keliai geresni Lenkijoje, tai nuvažiuokit į kalnus, ten tikrai nėra geresni keliai. Jau praradom stabilniką, truputėlį visas kitas pradėjo byrėti per tas duobes važiuojant reikiamų. Bet įdomiausia yra tame, kad dabar liko 4 naktiniai final važiavimai. Ir visi sako, čia specialus važiavimai ir šypsosi, tai aš nežinau, ką tai reiškia, bet mes važiuosim, nežinau, pažiūrėsim, pradės po to šypsosimės ar ne. Bandysim pafilmuot po, kaip jausimės. Jo, tai turim šiek tiek techninių nesklandumų, stabilizatorius, nestandartinis lūžo. Šiek tiek kardano kryžmė turi laisvumą, tai bandysim saugiai, kad bent jau pasiekti finišą. Taip, Ramūnai. Pažadi nespaust labai. Prieš kamerą. Po to atsuksiu. Svarbiausia atvirumas. Gerai, iki.
grįžtam po naktinių dopų į finišą, ralis baigtas, Ramūnas, kaip nuotaika? Nu dar kokį, gal ne antrą nuvažiuočiau, bet dar pusę nuvažiuočiau. Ne šią naktį, aišku, bet... Mojuoja mum finišo vėliava, valio. Reikia atiduoti laiko kortelę, Ramūnai. Thank you. Finišavo ir antrasis ekipažas. Nu, Andriau, kaip įspūdžiai? Ačiū, labai gerai, viskas puikiai. Ar patiko? Ar rekomenduoju kitiems atvykti kitais metais čia? Būtinai. Pasivažinėti į kalnus. Reikia, kad galios būtų. Galios. Kristupai, iš ralisto perspektyvos, kaip tau? Normaliai? Aišku, super. Super pasaka. Grįšim? Bus matyti, bet aš manau, kad jeigu sąlygas bus, tai jo. Nors jūs gal dar ir, jum jau nebus ko grįžt, gal jūs ir laimėsi. Gerai, lauksim. Jeigu čempioną titulą apginti, vis tiek grįžti. Ok, lauksim rezultatų. Oi, tai sveiki visi. Praėjo kelios dienos po grįžimo. Nusistovėjo visos mintys, emocijos, išgyvenimai, tai galima trumpai rezimuoti. Visą Lenkijos ralį, tai bendrai žiūrint, tai Andrius su Kristopu bendroje įskaitoje užėmė 5. vietą, mes su Ramūnu bendroje įskaitoje likome 9, tai abu ekipažai yra top 10. Dabar jau ramiai pažiūrėjus, galima sakyti, kad tai nėra blogas rezultatas. O dar geresnis dalykas, kad abu ekipažai žinom, kokios klaidos buvo padarytos. Ir kaip tas klaidas ištaisyti, kad kitą kartą šitam ar kituose raliuose tas rezultatas būtų geresnis. Tai bendrai žvelgiant į ralį, tai didžiausi privalumai, tai žinoma, įgyta patirtis. Patirtis kalnuose. Mums tai su Ramūnu pirmas kartas buvo kalnuose. Andrius buvo važiavęs kalnuose. Taip pat vienas iš didžiausių privalumų ir pliusų išvažiuoti į tokius renginius, kad atsiranda daug pažįstamų, atsiranda daug naujų pažinčių tiesiog, tenka padiskutuoti, pabendrauti su tikrai didelę patirtį sukaupusiais ekipažais, dalyviais, nuolatiniais Monte Carlo dalyviais, kitų tarptautinių ralių dalyviais. Šiaip nustebino iš tikrųjų, kaip visi meiliai noriai dalinasi tą informaciją, nėra kažkokio tai, nežinau, susiskirstymo. Iš principo, jeigu tik žmogus kalba angliškai, tai drąsiai gali prie jo prieiti, paklausti kažko, tai pasidalinti savo kažkokiam patirtim, savo pastabomis. Tai šitie du tikriausiai momentai yra tokie kertiniai, kodėl nepavyko geriau pasirodyti, tai vėlgi, tai mūsų atveju tai buvo padaryta grubi klaida navigacinė prasme tiksliame važiavime. Ne ten pasukom, iš ko tai kilo, tai čia, nežinau, pakalbėję su nemažai dalyvių ir pažiūrėję tą vietą, tai vienbalsiai buvo visi sakė, kad taip, tai nebuvo geras sankryžos atvaizdavimas, bet galima buvo išlipti iš tos situacijos ir sausiems, tai mums mažiau pasisekė toje vietoje. Andriui su Kristupu taip pat ten šiek tiek buvo pasimetimo, bet jie greičiau susiorientavo negu mes, tai tiek daug nepraradom, o mūsų tai buvo iš principo kertinė klaida. Tai toks, sakyčiau, 50 mūsų pačių klaidos, 50 organizatorių, bet mes tą savo 50 po tos vietos iškart pasidarėm išvadas ir su navigacija daugiau problemų neturėjom. Kristopo su Andrium atveju, tai jie ten irgi tokia, vėlgi sakyčiau, 50-50, vienoje greituminėje trasoje, pačioje pirmoje, tiesą pasakius, įveikė vienu ratu daugiau negu
negu buvo organizatorių užmanymas, tik tą užmanymą jie taip, sakyčiau, nelabai konkrečiai paaiškino, tiek atvykus į trasą, vienas teisėjas vieną skaičių ratų sako, kitas kitą, skaičiavom patys tuos ratus. Pradžioje atrodė, kad vienai, pasirodo, kad skaičiavom visus tuos dalyvius, kurie blogai važiavo, tai mūsų ekipažui sužinojus tą reikiamą ratų kiekį jau Andrius su Kristopu buvo trasoje, tai nespėjom tuo pasidalinti, tai iš principo tai įtakojo jų galutinę poziciją, kad jie nebuvo trejetuke. Tai bendrai paėmus, tai pliusus kaip ir išvardinau, minusai, sakyčiau, šiaip bendrai iš organizacinės pusės tai viskas labai gerai. Kelio knyga, apart gal tos vienos vietos ar kelių vietų, tikrai paruošta profesionaliai, gerai, trūko šiek tiek taškų, kur yra duotas atstumas, nes kitą kartą nesuprasi prieš žiedą, tarkim, ar tai susikirtimas su žiedu, prieš įvažiavimą tas tikslus atstumas, ar tai yra ženklas. Tai šito šiek tiek ir trūko, bet šiaip pačios trasos maršrutas pats tikrai labai puikus, jau nekalbu net apie kalnus, kur yra iš viso fantastika važiuoti, fantastiniai vaizdai aplinkui. Aišku, tas bendras traukimas trasų į greituminių trasų, kur reikia tiesiog greičiui, kas greičiau, tas geriau. Šiek tiek mano akim nėra visai sąžiningas, bet gal čia mes iš tos Lietuvos perspektyvos daugiau žiūrim, kur tokių dalykų neturim. Tai aišku, jie ten turėjo kažkokią koreliaciją su metais, kuo senesnis automobilis, tuo jisai mažiau gauna tų baudos sekundžių, bet kadangi tie metai yra ne į kiekvieną trasą atskirai traukiami, o į visas bendrai, tai per 8 trasas ten tas 10-15 sekundžių kitą kartą iš tikrųjų įtaką turi mažą, bet šiaip pačios trasos tikrai labai smagios, kai kurios ir ekstremalios, tai viskas tvarkoja. Didžiausias trūkumas iš tikrųjų buvo su GPS įranga, kurią montavo organizatorius, tiksliau montavomės patys, organizatoriai davė, ir po to vyno vakaro diskusijos metu su organizatorium, taip pat 2 Monte Carlo dalyviais, jie tai pripažino, nes mes savo ralyje davėm dalyviams siųstuvus, kurių paklaida buvo 0,1 sekundės, 1/10 sekundės dalis, o ten prie tų pačių sąlygų taško idealaus, tai ta paklaida siekia sekundę, tai iš principo skaičiais kalbant 10 kartų didesnė paklaida vien tik iš siųstuvų, kada ypatingai taškas yra ne gerai matomoje vietoje, netiesiam kelyje, kažkokiam posūkį, tai tos paklaidos tikrai ten galėjo būti didesnės, bet kadangi mes kaip ir po savo padarytų klaidų nepretendavome į tuos aukščiausius rezultatus, tai šiuo atveju dėl to nėra taip, pikta. Tai tikiuosi, kad šitą momentą pavyks išsiaiškinti, išspręsti organizatoriams iki kitų metų ralio. Taip pat kitas dalykas su rezultatais buvo, kad jie pilnos sekundės dalimi mūsų tą idealų pravažiavimo taško laiką, jie skaičiuoja pilnos sekundės dalimi, apvalindami, kas yra po taško, tiesiog matematiškai. Tai, suprantantiems, tai yra, vėlgi atsiranda gana nemažos paklaidos nuo to realaus pravažiavimo, nes kitą kartą dalyvis pravažiavęs pro tą tašką beveik sekundę ne pagal laiką gaus mažiau baudos arba visai negaus negu dalyvis, kuris pro tą tašką ten pravažiavęs 1/100 ar 1/10 ar 20 ne pagal tą idealų laiką. Tai tai bendrai paėmus, manau, visų vardų galiu pasakyti, kad ralis buvo puikus, puiki patirtis, puiki terpė mokytis ir eliminuoti vienas ar kitas klaidas. Tikiuosi, kad kitą sezoną pavyks sudalyvauti daugiau tokio lygio renginių užsienyje.
kur su išspręstom mūsų pačių darytom klaidom galėsim pretenduoti į aukščiausias vietas, o kas bus, parodys laikas. Tai va, tai ko gero tiek apibendrinimo. Ačiū, kad žiūrėjot, informuokit, ar įdomus toks turinys būtų kitą sezoną, jeigu mes važiuosime po kitus ralius. Tai ačiū visiems, kas palaikė viso ralio metu, tas palaikymas, susidomėjimas tikrai jautėsi. Ačiū šeimom, aš savo šeimai dėkoju, kad išleido į tokį ralį, manau, kad lygiai taip pat ir kiti ekipažo nariai dėkoju šeimom savo. Ir ką, iki susitikimo kituose raliuose arba Lietuvoje, arba tikiuosi užsienį, nes manau, kad tikrai verta išvažiuoti į užsienį, išlysti iš to mūsų rato, kuriame jau esam visi įpratę važiuoti ir pamatyti, kaip kas daroma kitur. Tai tam kartui tiek ir iki.